Prisėdom prie vietinio ispanų. Va, kaip jie čia smagiai geria, gurkšnoja kavytę, vynelį, arbatą. Šiandien laisvadienį pasidarei? Nepriklausomybės diena, kovo 11, tai negalime dirbti. O rytoj irgi negalime dirbti, nes rytoj žmonos gimtadienis. Tai man atrodo, nežinau, ar aš kada nors dirbsiu kovo 11-12 dieną. Taip jau sutapo. O, gracias. Kanukė, gracias. Kandukas kruasaną valgo su šakutė. Ne to. Atėjome į parkelį, truputį pavalgysim, paužkandžiausim, pabūsim, saulytai pasišildysim, labai geras oras. Andukas pamiegos, kanukas pažais. Žodžiu, tiesiog pabūsim, niekur neskubam, niekur nevažiuojam, tai turim laiko tiesiog pabūti. Atėjome į centriuką. Labai graži gatvė. Nepasakiau prieš tai, kad atvažiavom į miestą Gandiją. Ne į mūsų plają, o jau į tikrąjį Gandiją miestą. Jau čia buvom prieš savaitę ar dvi. Va, radom aikštę. Aišku, viskas uždaryta, nes dabar apie 3 valandas. Tai pas juos siesta. Ir niekas nedirba. Visi ilsisi. Pagaliau sėkmingas bandymas per siestą rasti, kur pavalgyti. Čia kažkoks absurdas su tom petardom, vat vaikai prie suaugusių eina, sprogdina petardas ir patys suaugę jiem rodo, kaip sprogdinti. Ir visur čia. Mieste, parke. O, eina sprogdinti. Nieks nieko nesako, patys suaugę jiem duoda. Su močiutėm, su seneliais, su tėvais. Kažkoks absurdas. Nesuprantam, kaip čia jiem visiems leidžia ir dar net atrodo skatina tėvai petardas. Va, kokia biblioteka. Ir žaidimo aikštelė čia, va, batutus jau traukė, siesta pasibaigė. Vaikų pilna aikštelė. Kavinė pilna žmonių po siestos, jau pagaliau viskas atsidaro. Šitą miestą labai daug vaikų į žaidimo aikštelių, kas tikrai kas 10 metrų, kiek tik nori, tai supamės visur. Va, tokiam leliukui tėtis duoda petardas.
Čia pas juos kažkoks festivalis prasideda. Va čia išvardinta, kas vyksta visa programa. Šiandien mano gimtadienis. Va, kaip mane pasitiko širdukai. Gėlytės dar nuo kovo 8. Va, kokios žvakutės. Dabar pūsim? Va. Pūsk. Valio! Ir man vyrukai padovanojo masažą, tai keliauju. Visa patenkinta keliauju išbandyti. Žiūrėsim, ar po to irgi būsiu patenkinta. Po masažo tai buvo tikrai labai geras. Iš pradžių paklausė, ar nori silpno, ar vidutinio, ar stipraus. Tai aš visada stiprų renkuosi, kai einu. Tai kai užlipo manęs, kai pradėjo traiškyti, tai po to paprašiau vidutinio. Turbūt pirmą kartą ant tiek stiprus buvo, kad net neatlaikiau, nes šiaip visada atlaikau. Buvo labai geras, kiekvieną pirštuką, kiekvieną taškiuką visur išmasažavo, palėtė, patraiškė daug kartų. Žodžiu, labai gerai buvo. Po to dar užlipo ant manęs, patraiškė dar labiau smarkiai ir pačiam gale pasadino mane ir dar vis taip pratempė irgi, bet taip smarkiai iš jėgos irgi traškėjau daug kartų. Žodžiu, labai gerai buvo. Keli minusai buvo tai, kad muziką leido iš YouTube'ės ir YouTube be prenumeratos, tai 3 kart reklamos ėjo. Tai, taip sumaišė kažkaip visą tą vaibą tokį. Ir iš pradžio jos rankos buvo šaltokos. Tai šaltokos, labai šaltos buvo, tai kol sušilo, tai irgi buvo nelabai malonu. Čia tokie nusiukai, kurios jie galėtų apgalvoti tikrai. Šiaip kambariukas labai paprastas, viskas labai paprasta. Nėra kažkokio fancy aptarnavimo, vienkartinių kelnaičių nedavė, savom reikėjo. O dabar keliaujam pavalgyti. Niekur toli neinam, 10 minučių nuo mūsų namų. Bandysim naują vietą. Tikiuosi bus skanu, nes čia su maistais truputį. Va čia pavalgysim. Alia. Kokie tau labiausiai patiko? Kokie čia? O tau, tėtukai? O man kremino. Labai geri ledai. O man irgi kremino. Makaroną valgai? Nam.
Valgai, taip. Šiandien turbūt šilčiausia diena, laukia 22. Einam pasivaikščioti. O sekmadienį jau išvažiuosim, tai liko vos kelios dienelės. Festivalis prasideda. Tai va kokius pastatė. Vero kafe. Opa. Žinai, ką reiškia Vero? Viltis. Reiškia tikras. Ai, nu beveik. Tikra kava. Kanukas vago. Pagaliau atidarė mūsų ledainę pirmam aukšte. Einam. Kanukyti, kokiu ledu norėsi. Jau atsidarė ledus. Taip, tikrai vertėjo palaukti, labai skanus. Net konkuruoja su tais itališkais, gal net geriau. Skanus ledai sužadino apetitą. Eisim dar kažką paimti. Paskutinė diena šiandien Gandijoje, rytoj važiuosim į kitą vietą, tai einam į savo mėgstamas vietas. Čia mums labai patiko toj kaviniai pasidėti, tai šalia atsisėdom. Karnavalas šiandien prasideda. Vėl grįžome ledų, labai buvo skanus, tai dar išsirinkom. O, šį kartą su vafliukais. Vyksta tašių krovimasis. Va kaip atrodo mūsų promenada. Tai mes čia gyvenam. Ir va visa promenada iki uosto. Va čia gyvenam ir va čia kiek visko yra.
atakas.